Gerbiamas Tomas man dar aprodė labai gražias vietas ir čia yra Ilgio ežeras. Ir čia suprantat, kas yra, čia jau žmonės maudosi, poilsiauja, o ten jau toliau kareiviai maudysis ir poilsiaus jau paėmė šitam poligonui tą teritoriją. Taip, visą paėmė, tai mes irgi klausim Krašto apsaugos ministerijos savo laiku, sakom, iš vis kam imat šitą kampą, palikit aplink šitą Ilgio ežerą, šitą stovyklavietę įrengtą irgi Europos pinigais, jinai bendrai padaryta žmonėm, visai Lietuvai, visiems absoliučiai. Tai žmonės atvažiuoja, kaip ir dabar matot, žmonių gausu, čia ne vietiniai, o tie, kurie žino, iš visos Lietuvos atvažiuoja pailsėti, visi tą paplūdimį laisvai jį užima, kiek tų laisvų vietų yra, tai visada galėdavau apsistoti pat ir toliau kažkur ir visą kitą, bet po įstatymo priėmimo, labai graži gandras baltas skrenda, kyla, tai toj vietoj, dabar jau jie toliau kažkur išlipti arba nueit pažvejot krantu nebegalės. Čia tik iki šito liepto kažkur tai. O jau va ten tam krašte negali. Čia panašiai man primena, žinot, kaip Vištyčio ežerą. Įlipti gali, bet giliai plaukti negali, nes ten jau yra Rusijos teritorija. Tai čia irgi siena. Tai čia panašiai irgi bus. Bet iki šito liepto žmonės galės ateiti, o ten jau galės maudytis tik kareiviai. Kam tiem kareiviai šito poligono? Tikrai nesuprantu, gal maudytis, praustis norės. Tai va tuo vietoje jie ne vienas šitas ežeras, toliau link Kapčiamiesčio važiuojam, dar 3 maži yra. Ir mes prieš tai buvom Petrai prie Kaviškio, kur irgi paėmė dainą iki jo. Tai va tas klausimas ir kyla, ką jie čia darys. Treniruosis kaip maudytis, gal kokiam amfibijom važinės? Tai amfibijų čia lyg ir nenusimato, kaip ir sausumos ateina kariuomenė. Tai jeigu tai būtų, imkim, Klaipėdos uostas, aš suprasčiau. Ruošia ten irgi atitinkamai vandens visokius, narus ar taip toliau. Čia šitoj vietoj, nežinau, kam jie čia ruošiasi sausumoje, ta prasme, ir kam jie tų ežerų reikia, galėjo palikti bendruomeniai, visuomeniai ir visai Lietuvai, kaip ir buvo. Ir bendrai galėjo to poligono nesteigti. Tai vienareikšmiškai taip, tai čia pirmas aspektas, bet ir šitų atveju net neatsižvelgia tuos argumentus, net ir iš visos bendruomenės ir visuomenės, atimt nori net ir jau jeigu daro ir to nepalieka. Paliko 150 metrų kranto, iš visų ežero perimetrų. Visi įrengtas už europinius pinigus. Tai aš, žinot, dar vieną aspektą, nors esu jau čia buvęs šituose kraštuose, bet aplankiau tikrai kokios čia nuostabios vietos. Tiesiog stebina. Tai aš kviečiu Lietuvos žmonės, jūs aplankykit, atvažiuokit, pažiūrėkit, kokiose gražiausiose Lietuvos vietose rengiamas poligonas. Kaip kalbėjom tarpusavy, tai kodėl ne kažkokiam tai Biržų krašte, ar kur, prašau, steikit, nei provokacijų padarysit, šalia kaimyninė Latvija, bus ramu, o čia, kam čia jūs steigit? Juk čia neginamasis objektas, čia yra mokomasis objektas. Tai kam čia yra niekas, nei vieną klausimą, kai buvo užduota prezidentui, Krašto apsaugos ministrui, nei vieną klausimą argumento nepateikė, kodėl